Sveiki, gyvi. Sveiki visi, kurie mus žiūrėdavo arba žiūrės. Darėm kelis pakeitimus ir šiaip susidūrėme su įvairiomis problemomis. Ir labai ilgą pertrauką padarėme dėl to, kad darėme kelis naujus pakeitimus ir dabar į meną žiūrėsim daug plačiau. Ta prasme, mes kalbėsime ne tik apie kiną, mes kalbėsime ir apie kitas meno rūšis. Dar vienas dalykas, kad mes turime naują narį savo komandoje, nes visgi mes esam 3 broliai. Tai Benas Aleksandravičius. Taigi dabar kviečiame pristatyti Beną. O paskui mes irgi pakalbėsim. Padarykit palapų. Sveiki. Čia aš Sveiki, aš Benas Aleksandravičius, prisidėjau prie Erdilo ir Simo ir naujajame sezone. Rimtas! Nusprendėme kai ką pakeisti, dadėjau šiek tiek savo idėjų ir nuo šiol šnekėsime šiek tiek plačiau. Bet kadangi šiandien yra pats pirmas video, pasitengsime jį padaryti trumpesnį, kad nespėtų jums atsibosti viskas ir taip toliau. Tai esu paruošęs jums tik vieną filmą. Čia naujasis Tektonikas. Tai va, šiandien noriu jums papasakoti apie neseniai išėjusi filmą Moonrise Kingdom. Jis man paliko nemažą įspūdį vien dėl savo oldschoolovą stiliaus. Apie berniuką ir mergaitę, apie skautą berniuką, kuris pabėgo iš savo stovyklos. Viskas simple, bet simple is genius. Bai ten jauni, berods 12 metų. Ir išėjo gyvent į paplūdimį, pasistatė palapinės, turėjo savo pirmąjį French kissą, mėgojo kartu, turėjau tokį darbą filmuoti pasakoje, kaip žmonės žiūri filmą. Ir patekau būtent į tą kino seansą, kai buvo rodomas tas filmas, tai prisirinko nemažai žmonių ir jie buvo išties labai nustebinti ir laimingi. Bet tą jaunų žmonių meilę tikrai yra ką suprasti ir yra apie ką pagalvoti, kad ir koks paprastas filmas tas bebūtų. Šiandien kalbėsiu tik apie vieną filmą ir jo pavadinimas yra My Name is Khan. Filme pasakoma apie amerikiečių požiūrį prieš ir po rugsėjo 11-osios įvykių ir pagrindinis veikėjas yra musulmonas iš Indijos. Jis yra protiškai neįgalus ir kaip jo supratimas į pasaulį pakeičia amerikiečių požiūrį į musulmonus ir palengvina jiems situaciją, nes iš tikrųjų jiems labai buvo sunku pristaikyti Amerikoje prie patyčių ir panašaus jų engimo po rugsėjo 11-osios įvykių. Jame yra labai tiesmukiškas pasakymas, tarkim, kaip meilė ir agresija turi skirtingus dalykus ir kad su pykčiu nieko nepadarysi, o meilė gali išgelbėti pasaulį ir panašiai. Bet šiaip iš tikrųjų labai geras ir jausmingas filmas. Iš tikrųjų gera meilės istorija ir geras siužetas padarytas. Nors kiek nuspėjamas filmas, bet man patiko šitas filmas. Tai tiek turbūt. Dabar perleisiu žodžius filmui. Ir bylas taiso štatyvą, norės filmuoti merginą. Nesigauna jam nieką ir filmuoti reiks pabėgus. Šūtas galas, žinok, jokio ką blogai. Nu davai, tas jau buvo geras, tai paskambink, kai reikės nukirpt, bet davai, pašnekėkim kitą kartą buvo. Iš to iš karto, mama nedėjo man išleisti šiandien čia filmuotis. Sakė, blogai mokysi, sėdėk namuose. Bet aš atėjau, kad aš jau papasakosiu filmą, bet ne šiandien.
Nu, davai. Filmas Red Lights, lietuviškai raudonas šviesas, būtent apie paranormalius reiškinius ir visokius kitokius kliūkus. Būtent apie 1% paranormalių reiškinių, kurio neįmanoma paaiškinti. Filmo siužetas vyksta Amerikoje, kai vienas labai žymus magas atkeliauja ir į jo miestelį atvyksta vienas labai žymus magas, kurį žino visas pasaulis mėgsta. Ir jisai užsikeičia įrodyti, jog tas magas yra melagis ir apsimetėlis. Jisai, kol tiria ir bando įrodyti, jog jisai meluoja, jam prasideda visokie kliūkai. Jis naktimis mato tą magą, jisai sapnuoja sapnus, jog jisai atsiduria ant lubų ir žiūri į savo atvaizdą. Filmas labai geras, įdomus ir patarčiau pamatyti jį fantastinių filmų mėgėjams. Įtemptas siužetas yra daug visokių painiavų ir panašiai. Ir pabaiga šokiruojanti ir labai gera. Tai tiek apie šį filmą. Nu, tipo, jūsų širdise. Mes esame pirmi.